Taigi, tai kai mes svajojame, kai mes kūrėm idėjas, mums reikėtų būti vien tik laimingo vaiko būsenoje. Kaip antai aš sakau, kad jeigu rašote, pavyzdžiui, straipsnį, kuriate projektą, pirmas jūsų juodraštis turi būti visiškai prastas. Ta prasme, kad jis neturi turėti nieko realistinio, jis neturi būti tvarkingas, jis tiesiog turi būti parašytas, prirašytas kiek galint didesnis, visiškai atsipalaidavus, leidžiant savo tiesiog rašyti bet ką, kiek galint daugiau. Tai štai, tai šitam momentui labai gerai yra svajoti ir nežabotai, na, o tas sveikas protas niekur nedingsta, jis pas mus per smarkiai įjungtas pas daugelį ir jisai vis tiek įsijungs. Ir jūs vis tiek pamastysite, ką galima, ką negalima, bet jau jeigu nebus sukurta, sugeneruota ta svajonė, tai tada pamastyti nebus ko. Tada paprasčiausiai jinai dar nebus gimusi ir jau bus reiškia išbraukta iš gyvenimo. O čia jinai bent jau bus gimusi ir turės daug daugiau šansų, kad jūs vieną kartą ją, kaip sakoma, pavartaliosite galvoj, kitą kartą pavartaliosite galvoj ir kažkaip tai joje esantį potencialą, jeigu jis ten yra, panaudosite geram.